Taip, treneri, dvikova prieš Spyrį 1-1. Kokios nuotaikos, kokia nuomonė apie rungtynės? Rungtynės, kaip ir tikėjomės, vyko bekompromisė kova ir šiaip po rungtynių dvejopas jausmas, kadangi pirmą kėlinį visiškai prasilošėm, tai yra nesustvarkėm aikštės vidurėje, nespėdavom prieš oponentus, mikro dvikovas pralaiminėdavom, to pasiekoje prasileidom įvartį, prasileidom greitą kontraišpuolį jų, o antram kėliny įnešėm šiokių tokių korektyvų, pelnėm gražų įvartį ir toliau turėjom momentų, manau, kad tiesiog pritrūko laiko galbūt dar, kad vieną kitą progą galėtum realizuoti, bet šiaip paėmus visas rungtynės, manau, kad rezultatas yra dėsningas ir šiai dienai 1-1 buvo, manau, kad abi komandos nenorėjo pralaimėti, abi komandos kovojo dėl kiekvienos aikštės lopinėlio ir manau, kad lygiosios tai yra dėsningas rezultatas. Ačiū.